Sveiki visi. Norėčiau šiandieną truputėlį papasakoti apie statymus. Nes matau, kad dauguma klientų nelabai supranta, kaip statymai vyksta. Ir yra daug naujų klientų, tai norėčiau papasakoti truputėlį plačiau. Tai žiūrėkit, kai jūs išsirinkat mašiną ir atsiunčiat mums, kad mes ją patikrintumėm, pažiūrėtumėm, mes visą laiką sakome klientui, kad pasakytų savo maksimalų biudžetą, kiek jis gali tai mašinai skirti. Sakykim, kaip pavyzdį, paimkim X5, už tą X5 dabar, sakykim, yra pastatyta 5000, ir klientas sako, gerai, mano max biudžetas už šitą yra 10 000. Tai šiuo atveju visą laiką yra statoma jūsų max biudžetas aukcione, kadangi sistema automatiškai kelia statymus po truputėlį. Iki tam tikros sumos po $50, kai pasiekia tam tikrą ribą, po $100 kelia. Tai kad ir jūs pastatėte 10 000, tai nereiškia, kad jūs 10 000 pastatėte ir jūsų pinigai dingo. Dauguma klientų galvoja taip, bet yra visiškai ne taip. Jeigu mes pastatėm 10 000 visą jūsų biudžetą, o už tą mašiną yra pastatyta dabar tik 5000, tai sakysim, automatiškai sistema kels po $100, kol jūs laimėsite, kol pasieks jūsų ribą 10 000. Tai jeigu jūs laimėsite šitą mašiną, sakysim, už 7500, nors jūs pastatėte 10 000, tai jūs mokėsite tik 7500. Dauguma klientų galvoja, kad pastačius pilną maksimumą, ta suma, sakykime, ir dingsta. Arba dar vienas atvejis, kaip klientai galvoja, kad pastatyk dabar ten, nors turi 10 000 biudžetą, bet dabar pastatyk, sakysim, 7. O jeigu ten pasieks 7, tada dar statyk po truputį kelk. Tai irgi taip yra neteisinga, kadangi, kaip ir minėjau, automatiškai sistema pati stato. Jūs galite pastatyti, kad ir 100 000, bet jeigu jūsų paskutinis laimėjimas bus 7500, iš jūsų niekas nepaims 100 000, jūs mokate tik tai 7500. Aš tikiuosi, kad šį kartą paaiškinau ir supratote, kad max biudžetas yra tik tai max biudžetas, kiek jūs galite statyti.